Nuo rudens LRT eterėje naujoji Zitos Kelmickaitės laida Ryto šauktinis. Čia geras. Ateina bičiukas į... Žodžiu, yra prekybcentrį, nueina į vaistinę. Sargiu. Man sargiu pakelį, prašau, duokit. Jums 18 yra? Gal truputėlį mažesnis. Super. Ar žinote, kodėl rusvaplaukių vyrų nekviečia į kariuomenę? Ogi todėl, kad kitaip šalmai surudytų. Saulius prisigaudęs tų aktualinių anekdotų. Taip, Norvegijoje buvo suorganizuotos plaukimo baseine varžybos. Lietuvis plaukęs varžybose liko paskutinis, tačiau beplaukdamas jis sugebėjo pakeisti baseino dugne esančią plytelę. Super. Šitas geras. Lietuvis. Nepatikėsi, sako draugas. Aš turiu Google+, turiu Facebook, Skype turiu, ir dar ten porą socialinių tinklų. O sakau, pala. O tu gyvenimą turi? Oh my god, ne, o tu atsiųsi nuorodą. Dar vienas. Dvi moteris kalbasi, sako, tu taip gerai atrodai, sako, kas čia tu, ar tu šukuosina čia kažkaip atnaujinai, pakeitė ir ką? Ne, sako, vyra. Bet tai yra teisybė, grina. Jaunuolį, jūs jau išnaudojate dvi pagalbas. Visi pavargo, salė laukia jūsų sprendimo. Sakykite, taip ar ne? O tai galima gal skambutį draugui? Klausykite, gerbiamasis, čia jums ne laida, kas nori tapti milijonieriumi, o čia civilinės metrikacijos skyrius. Lušnynų milijonierius. Mano galbūt pabaiga ilgesnis, bet vyrų dienai taip tinka, kad šakės. Rodykim. Žodžiu, buvo surengtas sociologinis eksperimentas. Sukviesta buvo 100 vyrų. Didžiulė salė, visi jie išrikiuojami, sako, prašom, vyrai, jeigu galite, atsistokite. Visi išsirikiavo ir vedėjas moderatorius apklauso sako, taip, dabar taip darysime. Kieno šeimoje moteris valdo viską, visus 3 kampus, yra vadovė, vadovaujanti, prašome eiti savo į kairę pusę. Ir 99%, 99 žmonės paeina į kairę pusę. Vadinasi, pripažįsta, kad moteris vadovauja jų namuose. Sociologas žiūri, sako, jo, čia tai keista, didelis kiekis, bet mes turime vieną žmogų, kuris liko stovėti savo vietoje. Sakykite, brolau, kur paslaptis, kad jūs vis dėlto savo šeimoje esate galva ir valdote būtent situaciją geriau už žmoną? Vyras stoja, sako, šiaip tai aš čia iš vis nieko nesupratau. Mane čia atvedė žmona, pastatė ir sako, nieko nekalbėk ir stovėk savo vietoj.